kitokia prezidentinių debatų laida. Kitokia, nes mes su mano kolege 15 min portalo žurnaliste Roberta Salyne sveikinamės iš buvusio Lukiškių kalėjimo didžiojo kiemo, dabar tiesiog baro kiemo. Ir šį vakarą čia į Lukiškių kalėjimo baro kiemą atvyko visi 8 kandidatai į prezidento postą, atvyko, kad pabendrautų su savo rinkėjais, atsakytų į mūsų su Roberta, bet ir jūsų čia susirinkusių klausimus ir jūsų, kurie mūsų transliaciją žiūri anapus televizijos ekranų. Labas vakaras, leiskite ir man pasisveikinti su jumis. Kaip kolegė minėjo, tai rinkimų debatų laida, o ją organizuoja nešališkas politikos stebėsenos tinklas Žinau, ką renku. Transliaciją apmoka LRT, o visas laidos organizavimas apmokėtas programos Erasmus Plus lėšomis. Trumpai pristatysiu šių debatų eigą. Tai pirmiausia, pakviesime kandidatus ateiti į sceną ir kiekvienam jų užduosime po keletą individualių klausimų. Vėliau turėsime tokį greitų klausimų atsakymų turą, o tada jau kreipsimės į jūs, kaip ir kolegė minėjo, esančius čia vietoje, beigi stebinčius tiesioginę transliaciją socialinėme tinkle Facebook, Žinau, ką renku paskyroje. Na ir teirausimės, gal turite klausimų kandidatams, būtų geriau, kad turėtumėte kiekvienam ar keliems jų labai konkrečius klausimus ir turėsite galimybę to paklausti. Na, o pabaigoje visiems kandidatams bus skirtas vienas konkretus klausimas, kol kas te būna... Prieš tik atėję čia pas mus numeriuką, pagal tai jis ir bus jums skirtas ir laiko atsakymams turite iki pusės minutės. Iki pusės minutės aš dar trumpai priminsiu, kad šiuos debatus organizuoja nešališkas politikos stebėsenos tinklas Žinau, ką renku, o transliacija rūpinasi LRT. Pone Mazuroni, šį kartą jau jūs pirmasis atsakinėkite, padėkite stiklinę ir paklausykite klausimo. Skamba labai paprastai, žiūrėsim, kaip atsakysit. Kokio buities darbo mielai išvengtumėte? Žolės pjovimo. Ir netgi teko gyvenimo būdą pakeisti, iš namo persikelt į butą, šiek tiek arčiau miesto, tam, kad išvengto varginančio, betikslio, labai sudėtingo tokio žolės pjovimo nuolatinio, kur po 2 dienų visas darbas nueina per niek ir tu vėl turi būti priverstas veltis į tą pačią rutiną, kuri iš principo, jeigu kam ir suteikia džiaugsmą, tai tikrai ne tau ir tavo artimiesiems, tiems svečiam, kurie atvažiuoja savaitgaliais. Tai tikrai siūlyčiau visiems tą patį padaryti, labai geras beje sprendimas buvo pasiteisinęs. Tai 30 sekundžių baigėsi, galėčiau dar ilgai pasakoti, kas namie nepatikdavo. Ir lietvamzdžius sandarinti, ir... Ačiū, o to tai nebejojama. Ačiū. Rinkėlės ir kitus dalykus daryti. Įdarbintų tikrai, bent jau to lauko apdailos dar kažko darbą gautumėt. Pone Nausėda, klausimas jums. Dirbant Simono Daukanto aikštėje jau kas, bet jūs tai tikrai žinot, kokia svarbi yra komanda. Ar galite įvardyti, kaip nusprendžiate, kokiais asmenėmis galite pasitikėti ir priimti juos į savo komandą? Akis daug ką pasako. Reikia labai atidžiai žiūrėti žmogaus akis. Kai jos, yra per daug gudrios, tada gali daryti savas išvadas. Bet vis dėlto šiandien aš galiu pasakyti, kad visi žmonės, kurie dirba kartu su manim, yra patikrinti ne tik akimis, bet ir laiko. Įvairiose situacijose ir lengvesnėse, ir sunkesnėse, ir tikrai yra puikiai komanda. Tokią komandą norėčiau išlaikyti ir kitą kadenciją. Ačiū, ponė Nausėda, ir ponė Šimonytė, jums toks labai lengvas klausimas, mačiau pastaruoju metu nemažai apie tai kalbėjote, bet gal kas nors ir pasikeitė. Kokia jūsų paskutinė perskaityta knyga? Dabar jau paskutinė perskaityta knyga yra Bernardo Gailiaus Agentė, nes prieš tai daug kalbėjau apie Manto Adomėno Monetą ir labirintą, paskui apie Gabijos Grušaitės Grybo sapną, o dabar galiu pakalbėti apie Bernardo Gailiaus Agentę. Taip jau įvyko, kad per paskutinius kelias mėnesius perskaičiau 3 knygas. Manto knyga turi 2 tomus, tai techniškai 4, bet 3 knygas ir jos visos 3 buvo lietuvių autorių ir visos 3 yra puikios. Dėkojame jums, ponė Šimonytė. Klausimas ponui Vaitkui. Kaip elgiatės ar elgtumėtės, kai jūsų komanda ir kolegos nesutinka su jūsų siūlomu sprendimu? Diskutuoti reikia. Klausimas, kodėl nesutinka? Ašgi spaliukas, spalio mėnesį gimęs, aš svarstyklės. Tai aš tada kelčiau klausimą, o gal aš neteisus, gal aš kažko nesuvokiu, išaiškinkite man.
nes negalima kategorinių sprendimų priimti, jeigu, vadinkime, ekspertai sako, kad tu neteisus. Pasitikrinti reikia, verifikuoti. Ačiū Jums, ponia Vaitkau. Na, ponia Vėgėlė, klausimas taip pat Jums. Jeigu būtumėte sportininkas, kokios sporto šakos? Vienareikšmiškai lauko teniso. Dabar, jeigu tapčiau sportininku. Jeigu būčiau tapęs anksčiau, kol dar nežinau savo ūgio, reiškia toks, koks dabar esu, tai aš siekčiau krepšininko karjeros. Mėgstu lauko tenisą, krepšinį, futbolą ir dar daugeliu kitų sporto šakų. O šiaip klausimai, kadangi dar turiu 12 sekundžių, klausimai unikalūs. Mazuronijoje apie buitį, Nausėdai apie komandą, Šimonytėje apie Šveiką, o reiškia čia apie spaliukus. Žinokit, tai lėmė jūsų įsitraukti numeriai, nieko padaryti negalim. Bet koks nusivylimas, kad Šveiko nebuvo. Pone Žalimai, ką jūs ten žiūrinėjat, teisingų atsakymų ieškot? Jeigu būtumėte savybė, kokia būtumėt? Jeigu būtumėte savybė, kokia būtumėte? Na, aš labiausiai vertinu turbūt apsisprendimą ir pozicijos turėjimą. Tai yra labai svarbu iš tiesų, nes be abejo gali būti labai puikia komanda, gali būti labai puikių, bet paprastai skirtingų nuomonių ir tikras lyderis turi mokėti pasirinkti taip, kad galėtų atsakyti po to už kiekvieną savo pasirinkimo žodį. Pone Žemaitaitė, ir klausimas Jums, nors daina jau sufleravo, kad labai mylit Lietuvą, gimtąjį kraštą, tai natūralu, bet kokioje šalyje be Lietuvos norėtumėte gyventi? Ispanijai. Kodėl? Ispanijai, tai esmė vienareikšmiškai kultūra, maistas, kadangi didžiąją laiko dalį praleidžiu būtent kavinių, restoranų, versle, gamyboje, procese, konditerijoje, tai faktas, tai yra tas kraštas, kuris maistinė prasme, gamybinė prasme, tai yra kažkas tai tokio. Kiekvienam regione tu gali atrasti naujo, tu gali kažką tai naujo pagaminti, tu kažką gali naujo parsivežti, tai vienareikšmiškai, ko gero, tai būtų Ispanija. Bet nenurungtų Lietuvos? Lietuva savo specifika, 4 sezonai, ko tikrai niekas neturi Europai, ką mes turime. Supratom. Dėkojam Jums, na ir ponia Jeglinskai, jūs užbaigsite šią sesiją. Paskutinis jūsų matytas spektaklis. Prigavote. Buvau su vaikais, buvom puikiam spektaklyje, musicale, Back to the Future, atgal į ateitį. Puikus musiclas su fantastiškais aktoriais, fantastiška muzika, puikus laikas, tai pats vienas iš įstabiausių renginių, ką mačiau iš tokių šou. Dėkojame Jums ir baigiam šitą trumpų klausimų sesiją, keliaujam prie kitos, pasisakyti jau turėsite daugiau laiko, 1,5 minutės, kiekvienas ir vėl sulauksite Jums skirto klausimo, kuriuos mes parengėme pagal tai, kuo paskutiniu metu pasižymėjote, į kokius klausimus galbūt neatsakėte, kokių pažadų galbūt netesėjote, kaip ir sakiau, 1,5 minutės atsakymams. Na ir šį kartą pradėkime nuo jūsų, ponia Nausėda. 2019 metais, kandidatuodamas į prezidentus, minėjote, akcentavote gerovės valstybės viziją. Tačiau vertinant jūsų užsibrėžtus svarbiausius įsipareigojimus, matyti, kad nemažai jų liko neįgyvendinti. Tai ir švietimo kokybė, regioninės atskirties mažinimas, pajamų nelygybė, biudžeto perskirstimo rodiklis ir panašiai. Tai, ką pranešdamas apie sprendimą siekti antrosios kadencijos, nurodėte kaip savo įgyvendintus darbus, kai kurie valdantieji politikai, štai ir stovintys greta jūsų, neminėkime pavardžių, įvertino kaip gerą paruoštuką būsimai vyriausybės veiklos ataskaitai, supras girėtės ne savo pasiekimais. Tai sakykit, kodėl neįgyvendinote pažadų ir kaip galite užtikrinti, kad šį kartą duodamus pažadus rinkėjams tesėsite? Klausimas tendencingas, nes pažadų dalis tikrai įgyvendinta ir ypatingai užsienio politikos, saugumo srityje, pensijų srityje. Taip, kai ko nepavyko padaryti, arba tiksliau pasistumėjome, bet ne tiek pasistumėjome, kiek norėjome. Štai ir jūsų biudžeto perskirstimo rodiklis. Mes pradėjome su 31%, dabar jau 33%, žadėjome 35%. Niekas nesakys, kad einame į priešingą pusę. Pensijų pakeitimo normą mes pradėjome nuo 43%, šiandien turime 49%, tai yra beveik 50%, kaip ir žadėjau. Tai jums labai konkretus pavyzdžiai, kad pažadai vykdomi, iš dalies vykdomi, o kad jie būtų visiškai įvykdyti, tai be jokios abejonės reikėtų sutelktesnio darbo, tame tarpe ir su vyriausybė.
Tai kai kuriais klausimais pavyksta, va štai valstybės gynimo taryboje tiesiog stebuklinga institucija, kur sutarėme dėl visko, nes tai matyti yra užsienio politika, saugumas, visi suprantame, kad tai yra apie mus, apie mūsų valstybės egzistenciją. Ir tada ar tu konservatorius, ar tu liberalas, ar tu dar kažkas tampa mažiau svarbu. Na, socialinės politikos klausimuose, žinoma, yra socialdemokratinis požiūris, yra liberalus požiūris ir va čia pozicijos išsiskiria ir dėl to kartais tenka ir pasiginčyti, ir pasimėtyti špilkomis, bet tai yra sudėtinė politikos dalis, dabar aš tai puikiai suprantu ir esu pasiruošęs tame procese dalyvauti. Ačiū, ponė Nausėda, laikas. Ingrida Šimonytė. Aš jums užduosiu klausimą. Pone Šimonytė, būdama premjere, vieną kartą trauktis grasinote, kai kilo baltarusiškų trąšų tranzito klausimas ir skandalas. Vėliau, kai vadinama čekiukų skandalą, įsipainiojo keli jūsų ministrai. Kalbama, kad jūsų ir partijos nariai, ir koalicijos partneriai ne kartą taip pat užkulisiuose yra girdėję panašių jūsų grasinimų atsistatydinti. Kaip rinkėjams būti tikriems, kad jums tapus prezidente ir kilus kažkokiai kriziniai situacijai, jūs ir vėl negrasinsite atsistatydinti? Na, juk aš dirbu, ne? Tai gali būti tikrai. Ir gandų aš nenorėčiau komentuoti, todėl kad nežinau nei kieno gandai, nei kokio turinio. Iš ties politikoje būna tokių momentų, kai tu turi svarstyti, ar tu gerai dirbi savo darbą. Ir netgi gali būti taip, kad tavo svarstymai lemia. Ir politikoje tokių dalykų būna, kad politikai pasirenka pasitraukti iš politinių pareigų. Tačiau aš tikrai niekada to nedarau ir net nesvarstau dėl to, kad yra sunkus darbas. Tai visada yra klausimas apie tai, kaip tu supranti savo atsakomybę. Ar tu tikrai tinkamai vykdai pareigas, į kurias buvai išrinktas. Ir tai yra vienintelis matas, kuris man šiuo atveju yra svarbus. Rinkėjai gali būti ramus. Ačiū. Sutaupėte šiek tiek laiko, tai judėkime prie klausimo ponui Vaitkui. Ir ponia Vaitkau, prezidentas įsivaizduojamas kaip visuomenė vienijanti, telkianti figūra, o neskaldanti ir fragmentuojanti. O iš pastarųjų jūsų viešų pasisakymų matyti tokia tendencija, kad tarsi skatinate nepasitikėjimą valstybės institucijomis, kalbate, kvestionuojate tiksliau Lietuvos narystę tam tikrose tarptautinėse organizacijose, tarkime Europos Sąjungoje, žadate siekti nežinau, referendumo dėl išstojimo, palaikyti gerus santykius su Rusija ir panašiai. Kitaip tariant, viską, kas dabar yra ir kaip gyvename, verstumėte aukštinkojom. Tai kaip su tokiamis nuostatomis ketinate būti telkinti figūra? Manau, kad jūs visai neteisingus akcentus sudėliojot. Aš kaip tik ir sakau, telktis reikia aplink Lietuvos konstituciją, kuri yra daugkartinai sulaužyta, bet ne užsieniečiai ją sulaužė, mūsų vietiniai išdavikai sulaužė. Ir mes, Lietuvos žmonės, esame įkaitai šitų išdavikų. Ir tie įkaitai pasidarome ir vidaus politikoje, ir užsienio politikoje. Bet kodėl manote, kad dauguma taip galvoja, lygiai taip kaip jūs? Aš sakau, kad nedaug. Tai, kad konstitucija yra laužiama, tai nėra galvojimas, tai yra faktas. Tai, kad daugkartinai laužoma, tai yra faktas. Kad kiti žmonės pritarė ir sako, ir kas, kad sulaužyta, šitą aš suvokiu. Bet aš keliu mintį pagrindinę, kad Lietuvos žmonės, jie privalo būti šeimininkai savo šaly. Jeigu tai minčiai Lietuvos žmonės pritarė, tai mes šitą mintim ir vienijamės. Supratom, ačiū, ponia Vaitkau. Aš matau, kad laikas ponui Vaitkui šnekant sustojo. O žinokit, pas mus laikmatis įstrigo, nematom. Pone Šimonytė, šį kartą padovanosit ponui Vaitkui šiek tiek savo laiko, kurį sutaupėt? Ne. Mes prašome technikų pataisyti laikrodį ir aš labai lėtai priminsiu ir jums, ir televizijos žiūrovams, kad šiuo metu LRT eteryje yra Lietuvos Respublikos prezidento rinkimams skirta laida, kuri parengta politikos stebėsenos tinklo Žinau, ką renku iniciatyva, laidos transliacija apmokėta LRT. Ar laikas jau veikia? Aš tikiuosi, kad tai neprivers peržiūrėti prezidento rinkimų rezultato. Nieko, gerai, kad aš turiu telefoną ir nusistatysiu tą žadintuvą. Tai 1,5 minutės ir klausimas dabar bus Ignui Vėgėlei.
Pone Vėgėlė. Ir jūs, gerai. Pasisakydamas apie Taivano atstovybę Lietuvoje, jūs keliate klausimą dėl prezidento viešų ir privačių interesų derinimo. Esą didžiausią naudą iš šios atstovybės gavo Nausėdą remianti įmonė Teltonika. Sakėte, kad tapęs prezidentu Taivano atstovybę uždarytumėte. Tačiau pats asmeniškai valdote įmonę internetinę prekybą, kuri prekiauja, šiandien suskaičiavau, mažiausiai 7 kiniškų prekės ženklų gaminiais. Taivanietiškos produkcijos neradau, ieškojau. Ar tai ne interesų konfliktas? Ačiū už klausimą. Jeigu jūs pažiūrėtumėte šitą mikrofoną, kurio jūs kalbate, jis greičiausiai bus kiniškas. Jeigu išsitrauktumėte savo telefono mobilų, jis greičiausiai bus kiniškas. 80% turbūt elektronikos bus kiniškos. Tai reikia kalbėti apie tai, kad reikia daryti sprendimus tokie, kurie būtų naudingi valstybei. Jeigu visai valstybei jie nenaudingi, tai ir nenaudingi atskirojim įmonėm. Jeigu naudingi visai valstybei, tai naudingi ir daugumai įmonių. O aš, kai pradėjau kalbėti, laikas jau matau, eina labai gerai, aš kai pradėjau, įėjau su daina Laisvė, tai aš kalbėjau ir apie tai, apie laisvę nuo persekiojimo, nuo neteisėto politinio persekiojimo, nuo šmeižimo, nuo žeminimo. Ir nuolatiniai šitie visokie dabar tyrimų žurnalistų, Černiauskų, Tapinų, dabar kas vyksta ar ne. Černiauskas etika yra išmestas iš 15 minučių už etikos pažeidimus, taip. Jam buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, iš jo atimtas valstybės apdovanojimas. Tapinas yra padavęs mane į teismą dėl etikos garbės teismo ir pralaimėjęs tą bylą. Kerštas. Gerbiamas Ignai, galiu paklausti, kuo jums nepatinka įmonė Teltonika? Man labai patinka įmonė Teltonika. Man nepatinka politikai, kurie pelnosi iš įmonės Teltonika. Ar kai kurie politikai pelnasi iš savo tėvų ir iš savo brolių? O jūs saugote vaikų namuose? Beje, Šarūnas Černiauskas yra čia mūsų Lukiškių kalėjimo, buvusio kalėjimo didžiajame kieme. Tai, pone Vėgėlė, jūs galėsit su juo aptarti jo reputacijos klausimus, bet priminsiu, kad dabar kandidatuojate į prezidentus jūs arba ne kažkas kitas, kas turi kinietišką telefoną. Keliaukime prie kito klausimo Dainiui Žalimui. Taip, ponė Žalimai, jūs klaidą pavadinote Laisvės partijos ir jūsų sutuoktinės Ingridos Danielienės sudaryta daugiau nei 10 000 eurų vertės sutartį dėl rinkimų kampanijos planavimo ir koordinavimo. Pinigai buvo grąžinti, kaip skelbiama, paslaugos teikiamos nemokamai. Tačiau ši istorija priminė ir tam tikras buvusias spekulacijas dėl tuomet dar jūsų tuo metu nebuvusio sutuoktinė ponios Danielienės karjerą konstitucinėme teisme ir kalbas neva ją protegavote. Na, kaip čia su tais interesų konflikto dalykais, kaip čia viską pakomentuotumėt, na ir kaip vengtumėte visokių panašių dalykų, jeigu būtumėte išrinktas į aukščiausią postą valstybėje? Ačiū labai. Iš tiesų, aš manau, kad mano žmona būtų puikiai pirmoji ponia. Dėl kompetencijos jums čia ne vienam klausimų nekyla. Beje, mes dar vakar gavom knygą iš Austrijos, kuriame abudu esame bendraautoriai. Tai yra studija apie Baltarusijos konstitucionalizmą. Tai tikrai pažadu ateičiai tikrai rašysim ir knygas, ir straipsnius. O visą tai, ką jūs kalbėjote, tai yra iš esmės gandai apie tą sutartį. Tai aš galiu pasakyti tik tai taip. Kadangi yra kažkokia regimybė, kad gali būti kažkas nesažiningo, tai yra sąžininga visiškai atsisakyti tokios sutarties. Beje, jinai sudaryta ir teisėtai, ir atvirai, ir skaidriai, ir visiems buvo prieinama. Dėkui. Sutaupot laiko, daugiau klausimų bus iš auditorijos. Pone Žemaitaiti, klausimas jums. Pasakykit mums, kaip Lietuvos prezidentu gali būti žmogus, pažeidęs ir priesaiką, ir konstituciją, ir neapykantos kalba atsiliepintis apie vieną iš mūsų visuomenės tautinių grupių. Ačiū už klausimą. Žinot, aš nežinau, ar tai yra gerai kalbėti labai atvirai, bet aš jums pasakysiu labai atvirai, kad žydai nekenčia lietuvių daugiau negu lietuviai žydų. Šis rases ir taip toliau, kartais mane tas dirgina. Nors iš tikrųjų žmonės yra rūšis, porūšiai ir taip toliau. Žydas yra vienas iš porūšių.
Girdėjome Man atrodo, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Faina Kuklianskiai pasakė, kad Lietuvos žydai nekenčia lietuvių labiau, negu kad lietuviai žydai. Dar turit man kažkokių klausimų? Aš niekada gyvenime, niekada ir niekam neleisiu, kad antisemitizmas būtų gajus Lietuvoje. Jūs patys šitą dalyką darot. Šitokie pasisakymai ir tokie komentarai kaip žydų bendruomenės pirmininkės Lietuvoje, kad Lietuvos žydai nekenčia labiau lietuvių, negu kad lietuviai žydų, žemina ją pačią ir kelia neapykantą jiems. Todėl, būdamas prezidentu, aiškiai aš pasakysiu tokiems žmonėms, nekiršinkit tautos ir nekelkit neapykantos. Konstitucinis teismas kiršina tautą. Ne konstitucinis teismas kiršina dar kartą. Jisai pripažino, kad jūs pažeidėte priesaiką ir sulaužėte. Konstitucinis teismas nenagrinėjo esminio dalyko dėl komisijos sudarimo. 2019 metais dar tuometiniu konstitucinio teismo pirmininkui būnant Dainiui Žalimui konstatavo, kad komisijos sudarimas turi laikyti Seimo statuto principų. Yra konstatuota Artūro Skardžiaus apkaltos byloje. Pone Žalimai, turite remarką. Buvo paminėta, iš tiesų, Konstitucinis teismas konstatavo ten apie kitą komisiją, bet kol Konstitucinis teismas nekonstatavo apie šitą komisiją, tai jūsų argumentai yra tiesiog niekiniai. Pone Vaitkau, jūs norėjote trumpai komentuoti? Konstituciniam teisme dirba teisėjas, kuris yra sulaužęs konstituciją ir savo priesaiką. Dar ko nors reikia? Ačiū. Ačiū, ponė Jeglinskai. Na ir klausimas jums. Jūs pozicionuojatės kaip gynybos reikalų ekspertas. Na, matyt, čia niekas prikipti ir negalėtų, tačiau iš esmės esate politikos naujokas, bet to klausimas, kiek jums žinomos vadinamosios paprastosios Lietuvos žmonių problemos, godos, o taipogi ir džiaugsmai, kas tikrai yra būtina valstybės vadovui. Ar tai jūsų akimis ne problema šitokios patirties stygius? Na, čia tik tokį kontroversiją radote. Tai pasakysiu paprastai. Patirtis užsienyje, patirtis NATO ir kaip, dar aš pakartosiu, ar visi įsiminėt, kaip buvęs NATO vadovybės narys, kad jau visiems tikrai tai yra patirtis, kurią aš manau atnešu, kuri yra labai svarbi šiuo metu, šiuo geopolitinių iššūkių vėjų pūstomai aplinkai mūsų geografija, bet visi kiti dalykai taip pat. Esu ir ekonomistas, ir finansistas, turiu 3 sūnus, kurie eina į švietimo, į valstybinės mokyklas. Viskas susijungia, bet pamatymas Lietuvą iš šalies yra ypatingai svarbu. Tai rodo, tai kas yra svarbu, nustatyti šalies kryptį. Kadangi turim dar laiko jums, tai jūs gal pats norite atskleisti tų kontroversijų apie save, jeigu mes neiškapstėm? Na, matote, tai čia viskas aišku, kaip sakiau, buvęs NATO narys nėra čia daugiau ką ir kalbėti, bet iš tikrųjų tikrai kompetencijų pakanka tikrai nemažiau negu bet kurias kitas čia esantis kandidatas. Aiški vizija, aiškios kompetencijos, aiški lyderystės patirtis. To ir reikia Lietuvai šiuo metu. Dėkoju, ponė Mazuroni. Kadangi Lukiškėse randamės, arba apie darbo partijos bylas, arba apie partijų pakeitimą. O jūs norėtumėte apie kažką kitą? O apie ką paklausit? Paklausykim. Nuo kurio pradėti atsakinėti? Jūs net neslėpėt, kad šie rinkimai nėra jūsų tikslas. Šie rinkimai tikslas mobilizuoti darbo partijos rinkėjus prieš parlamento rinkimus, tą viešai sakote, ir nustumti darbo partijos tą korupcijos šleifą į antrą planą. Kodėl piliečiai prezidentu turėtų rinkti politiką, kuris pats sako, kasdien pavargęs įrodinėti, kad nėra vagis? Nu tai, kad nėra vagis, tai pavargęs įrodinėti, bet nepavargęs įrodinėti, kad yra geriausias kandidatas su visa pagarba visiems kitiems čia stovintiem iš visų čia stovinčių 8 asmenų. Tai to nepavargęs įrodinėti iš tiesų, kad mes turim ką pasiūlyti, mes turim idėjų, mes turim matymą, mes turim pasiūlymų skirtingom ekonomikos sritim. Ar tai būtų žemės ūkis, ar tai būtų švietimas, ar tai būtų socialinė politika. Ir man tikrai nuoširdžiai gaila, matant ir tos frakcijos kolegas, kurie yra Seime, ir tuos partijos narius, kurie yra tikrai aktyvūs, kurie nori dalyvauti politikoje, kad, dėl nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių mes kurį laiką esame įsivėlę į tam tokius tikrus reputacinius aiškinimus, prie kurių mes nieko bendro neturim ir su kuriais mes neturim nieko bendro. Ir už tai bandyti kažkaip prisiminėti atsakomybę turbūt būtų kvaila. Bet padiskutuoti apie darbinę, politinę, normalią darbotvarkę, konstruktyvę, mano nuomonė, yra labai geras dalykas ir aš labai džiaugiuosi, kad šitas dalyvavimas šiuose rinkimuose suteikia tokią galimybę. Aš labai džiaugiuosi, kad ir ateinančiuose rinkimuose dalyvavimas, ar tai būtų Europos parlamento, ar tai bus Seimo rinkimai metų pabaigoje, kurie bus. Aš tikrai tikiu, kad daugiau dėmesio mes sufokusuosim į tą mūsų politinę, ekonominę, socialinę darbotvarkę, o ne į tai, apie tai, kas ten kur ką su kuo kažką padarė, nepadarė, vagis, ne vagis ir panašiai. Man atrodo, mes gyvenam teisiniai valstybė ir vagis pas mus sėdi kalėjimuose.
Ačiū Jums visiems už atsakymus, kadangi nenumaldomai artėja galimybės laukas auditorijų užduoti klausimus, tai kreipiuosi į visus Jūs ir norėčiau parodyti mikrofoną, prie kurio galite jau pradėti rikiuotis, nes dar vienas trumpas klausimų atsakymų turas ir jau galėsite stoti užduoti klausimus kandidatams. Na ir toks paskutinis, kaip minėjau, tokių greitų klausimų, greitų atsakymų turas. Kiekvienas iš kandidatų turite po lentelę, kurios vienoje pusėje yra parašyta taip, kitoje ne. Tad į klausimą, kurį užduosiu visiems bendrai, prašysiu atsakyti pakėlus lentelę, pasirinkus tam tikrą atsakymą. Na ir kolegė Guoda paprašys kelių jūsų galbūt pakomentuoti savo atsakymus, kodėl jie būtent tokie. Nesijaudinkit visais klausimais, kažką teks komentuoti, nesipykim. Gerai. O pirmasis klausimas skamba štai taip. Kas geriau, Bidenas ar Trumpas? O mes galim užduoti visokius klausimus. Taip, bet pirmasis skamba štai taip, dėmesio. Ar du tos pačios lyties asmenys, esantys pora, gyvenantys kartu, turintys bendrą ūkį, jūsų akimis yra šeima? Taip, turim 1, 2, 3, 4, 5, ne, ponas Jeglinskas kažką sviruoja, rankos dreba po maratono šiandien bėgto. Tai gal žiūrėkit, pirmą pagal konstituciją pasižiūrėkit. Ne, ponė Žemaitaitį, norėčiau pasakyti, kad mes duosim žodį ir aš jį duosiu dabar turbūt Gedrimui Jeglinskui, nes nesuprantu, ką jis pakėlė. Keliau ne, labai aiškiai. Tai konstitucija, ką sako, jinai sako, mes viską žinome. Aš manau, kad žmonės visi, kurie gyvena, nesvarbu, ar mama su sūnum, tėvas su vaikais, ar močiutė su kažkuo, taip, jeigu laikaisi, esi šeima, tai laikai save šeima, laikyk šeima, bet konstitucija šiuo metu to nedaleidžia. Tai vėlgi, šitą dalyką turi išspręsti Seimas, ir reikia eiti pirmin nuo to atskirties taško. Dėkui. Pone Žalimai, jau jūs tikrai žinot, ką konstitucija leidžia ir ko ne. Tai labai aiškiai pagal konstituciją 38 straipsnį turi būti saugomos ir ginamos visos šeimos, įskaitant tos pačios lyties asmenų poras, nes oficialiai konstitucija ir privalomai, beje, čia visiems mums, įskaitant prezidentą, kuris prisiekia, padėjęs ranką ant konstitucijos, aiškina tik konstitucinis teismas. Taip, kad nespjaukime į mūsų valstybės institucijas, bet dar ir Europos žmogaus teisų teismas yra labai aiškiai pareigojęs teisiškai pripažinti, nežeminant žmonių, nerušiuojant juos į antrarūšius, nevedant į jokius ūkinius santykius. Pone Žemaitaitė, aš gailiuosi, kad ne jums buvo tas klausimas, kaip jūs įtikinat kolegas, kai nesutarėt, nes jūs neišsitenkat vietoj. Nu, pasisakykit. Tai, kad įsitenku, tai reikia, jeigu jį pasakė, tai tegu pasako gerbiamas profesorius ir buvo. 38 konstitucijos straipsnis, 3 dalis aiškiai pasakyta, kad santuoka sudaroma laisvo ir vyro moters sutarimu. Jeigu mes kalbame apie šeimą, tai reikia šeimą plačiai prasme, ką ir konstitucijos teismas pasakė. Nu, tai yra pirma dalis, dabar aiškinkim. Kitas yra dalykas, ar šeima turi turėti santuokos institutą ir santuokos elementus. Ne, neturi. Dabar Gedrimas Žalimas atsako, kodėl Laisvės partija piktybiškai tyčia Seime išėmė partnerystės institutą iš civilinio kodekso. Kodėl išėmė? Vat ir atsakykit, ir tada žinosiu tikruosius atsakymus, kas įvyko Seime ir kaip Laisvės partija ūkiškai išdūrė visas šitas šeimas. Pone Žalimai, pasakysit tą B. Turėčiau teisę atsakyti iš tiesų. Ponas Žemaitaitis, matosi, konstitucinę teisę studijavo blogai, nes iš tiesų konstituciją reikia skaityti visumoje, tai kas pasakyta apie santuoką, tai jau seniai dar 2011 metais konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, kad šeima gali būti kuriama ne vien santuokos pagrindu ir valstybė turi suteikti pripažinimą taip pat ir santuokoje negyvenantiems. O 2019 metais apie tai, kad santuokoje negyvenantis gali būti ir tos pačios lyties asmenys. Taip, kad čia, žinot, ginčyti su oficialiu konstitucijos aiškinimu. Dalis žiūrovų nemato ir dalis kandidatų nemato, kad publika reaguoja, jog ponas Žemaitaitis išsitraukė konstituciją. 38 straipsnis. Pirma dalis. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Trečia dalis. Ką sako profesoriau? Paskaitykit. Santuoka sudaroma laisvė ir vyro Aš jums dar kartą aiškinu. 5 dalis. Skaityk. 5 dalis. Sutuoktinių teisė šeimoje yra lygios. Tai jeigu klausais plačiaja prasme, tai pasako, aiškiai yra įtvirtinta. Santuoka yra dvi lytis, ne jūsų socialinė. Socialinių gali turėti 60, 50, kiek jūs norit, gali turėti. Pone Šimonytė buvo pakėlusi taip lentelę, taip pat nori pasisakyti.
Man atrodo, čia vienas apie ratus, kitas apie batus. Tai kas yra santuoka, konstitucijoje yra apibriešta, taip, tai yra vyro ir moters sąjunga. Tačiau kas yra šeima, yra ne tik, kad paaiškinta konstitucinio teismo, bet ir apskritai, man atrodo, bet kokiam sveiko proto žmogui yra suprantama, kad kas yra žmogui šeima, tai žmogus pats tą jaučia geriausiai. Ir jokių reguliavimų niekas negali parašyti, kad kažkokia šeima yra teisinga, o čia šita ne šeima arba ji neteisinga šeima. Ačiū, mėlyjeji, tikrai Aš taip pat noriu pakomentuoti tai, ką pakėliau, nes aš pasisakau už tai, kad teisiškai vienos lyties žmonių santykiai turi būti reglamentuoti, bet tada aš keliu klausimą kiek kitaip. Šalia manęs sėdi bent 2 atstovai valdančiosios koalicijos. Laisvės partija delegavo poną Žalimą, Lietuvos krikščionys demokratai delegavo ponę Ingridą Šimonytę. Tai kur ta jūsų lyderystė, kad per 4 metus, kalbėdami ir džiugindami jaunus žmonės apie tai, kaip jūs sprendžiate šitų porų klausimą ir susilaukdami aplodismentų, sveikinu jūs už tai, bet kodėl jūs tų sprendimų neįgyvendinote, nors turite valdančiąją koaliciją, valdančiąją daugumą. O Laisvės partija, jeigu ji nepatenkinta. Prašau? Nemažiau audringi kiti klausimai. Taip, ponė Šimonytė, trumpai. Aš vis dėlto turiu galėti sureaguoti šitą pasakymą. Taip yra todėl, kad dalis politikų Seime nevykdo savo programos, įskaitant ir prezidentą remiantį socialdemokratų partiją. Keliaukim prie kito klausimo, nes mes... Šimonytė, ar jūs nesakytumėt, kad ir jūsų frakcijų yra bent 14 tokių žmonių, kurie nevykdo... Aš žinau, kad mano partija šitos nuostatos programoje neturi. Man apmaudu, kad dalis mano kolegų už tai nebalsuoja, bet mes bent jau neturime šito savo partijos programą. Supratome, tikrai dar turime kelis klausimus, kuriais galėsite padiskutuoti ir kitiems taip pat, jeigu tik norėsite pasisakyti, bus suteiktas žodis. Na, o ir dar kartą pasiruoškite lenteles, nes klausimas antrasis skamba taip. Jeigu ateitų diena X ir jums, kaip valstybės vadovui, atsakingos valstybės institucijos ar struktūros rekomenduotų išvykti iš šalies ir kurį laiką gyventi egzilyje bei veikti, ar pasitrauktumėte? Bet jūs suprantat, kad čia yra pažadas. Mes prisiminsim, kai vienbalsiai, ponia Vėgėlė, neišvyktumėte. Vienareikšmiškai ne. Bet jūs viename interviu minėjote, kad šeimą išsiųstumėte, taip? Žiūrėkit, aš tada net nebuvau kandidatu ir net neplanavau eiti į politiką. Čia šitas rolikai visi sukami iš mano biografijos senos, ką aš kalbėjau. Taip, aš manau, kad valstybė privalo pasirūpinti civilinę saugą. Mes absoliučiai neturim čionai Vilniuje civilinės saugos. Ir mes darom priedangas mokyklose, darželiuose, tiesioginiuose taikiniuose ir pavadinam jas priedangą. Tam, kad mes galėtumėm ginti valstybę, mes turim pasirūpinti savo vaikais ir moterimis. Pone Vaitkau, jūs prieš tai atsakinėdamas į pirmą klausimą nepasisakėt, pakomentuokit savo atsakymą. Neišvyktumėt. Kodėl? Jeigu jums sąjungininkai, institucijos sako, išvykit, bus saugiau. Prezidentas privalo būti su visais. Nesvarbu, kad jisai turi būti kažkaip tai labiau saugomas, nes privaloma saugoti. Jis privalo būti prezidentas ir su automatu ir iššauti šūvius. Dėkui. Pone Mazuroni, jūs taip pat. Pirmą klausimą buvot šiek tiek nuošaliau. Kodėl sakot, kad neišvyktumėt, jeigu grėstų pavojus jums kaip šalies prezidentui? Dėkui labai. Tai tas klausimas šiek tiek taip keistai skamba turbūt ir tai, kad visi atsakė vienodai irgi tą... Netoli mūsų yra valstybė, kurios prezidentui buvo visai neseniai tai rekomenduota. Tai aš galiu pabaigti. Aš tai norėjau pacituoti. Jūs užbėgot. Kodėl jūs sakot, kad klausimas keistas? Tai todėl, kad keistas, man atrodo, nes mes turim vieną tėvynę ir mes turim vieną šalį, kuri yra mūsų nuosavybė. Ir mes tiesiog, bet kuris aukščiausias pareigas vykdantis valstybės pareigūnas negali tinkamai ir pilnavertiškai vykdyti tų pareigų, būdamas kažkur kitur. Ir tai yra akivaizdu. Ir kaip pavyzdį, aš būtent norėjau paminėti tą pono Zelenskio atvejį, kai ir sąjungininkai, ir visi, kas tik galėjo, siūlė ir primiktinai reikalavo jam išvykti. Ir kaip jis pasakė, I don't need a ride, I need weapons.
panašiai. Tai, žiūrėkit, tai man atrodo, čia yra akivaizdu, bet kuriam, kuris nors elementariai suvokia šiek tiek atsakomybę prieš savo valstybę, kuri jų užaugino, kuri jam suteikė švietimą, kuri jam suteikė gyvenimiškus pamatus ir tiesiog kitaip ir būti negali. Na, dar ponas Jeglinskas, Ana. Norėjau patikslinti ponos Vaitkaus teiginį, kad su automatu kažką šaudyti reikia. Ne. Tu esi vyriausiasis ginkluotojų pajėgų vadas. Tu stovi kartu su kariuomenė, tu motyvuoji žmonės, įkvėpi žmonės ir iš tikrųjų nupieši jiem taiką, link ko einame. Dėkui. Trečiasis klausimas. Labai trumpai. Tai labai svarbu. Ponas Mazuronis nugvelbė Zelenskio motyvą, bet ponas Zelenskis yra tas didvyris, kuris iš tikrųjų parodė tautai, kad jis liks su ją. Ir aš manau, kad tai buvo bene pagrindinis faktorius, kuris lėmė, kad rusai neprasiveržė. Ir rusai buvo sustabdyti. Taip, kad prezidentas visada privalo likti su tauta. Ačiū. Trečiasis klausimas, trumpas, skamba taip. Ar pritartumėte Lietuvos karių siuntimui į Ukrainą mokymo misijoms? Ponas Žemaitaitis, ponas Vėgėlė, Vaitkus ir prezidentas. Norit pakartot klausimą? Ar pritartų? Taip. Ar pritartumėt Lietuvos karių siuntimui į Ukrainą mokymo misijoms? Pone Žemaitaitį, ne? Kodėl? Ne, todėl, kad šiuo metu tai yra per daug interpretacijų. Antras yra dalykas, valstybė prarado progą dar 2022 metais, gegužės mėnesį aš pateikiau pasiūlymą, kad ukrainiečiai, kurie atvyksta į Lietuvą, juos mes galime mobilizuoti ir mes parengti ir apmokymus vesti šį čia Lietuvoje. Ir to dėje nebuvo pasinaudota. Šiuo metu Lietuvoje gyvena 17 000 ukrainiečių piliečių, kurie atitinka amžių, šauktinį amžių. Ir mes per 2 metus galėjome paruošti iki 12 ukrainiečių piliečių. Tai mokymus galėjome rengti šį čia Lietuvoje. Dėl to mano principinė nuomonė, kad tokie mokymai turi būti rengiami mūsų valstybėje. Pone Mazuroni. Tai žiūrėkit, kokį mes pasirinkimą turim. Arba dalyvauti mokymosi misijose, arba dalyvauti kariniai misijoje jau ne Ukrainoje, čia tikriausiai, ar kažkuriam kitam ES regione. Tai tiesiog tokia alternatyva ir toks pasirinkimas. Ir tą reikia labai aiškiai suvokti, kad mes turim padėti taip Ukrainai šiai dienai, kad su minimaliom lėšom, su minimaliais resursais, su minimaliom kažkokiom investicijom mes gautume maksimaliai iš to esančią, iš to galima gauti naudą. Ir mokymos misijų inicijavimas, jų palaikymas, kokia forma bebūtų, ar mūsų valstybei, ar Ukrainoje, ar kažkur trečiosios valstybėse, visiškai nesvarbu kur. Tas yra tiesiog gyvybiškai svarbu ukrainiečiam ir tą būtina padaryti dabar, jeigu nenorim vėliau imtis kažkokių kitokių veiksmų, kurie, patikėkit manim, bus daug mažiau malonus ir daug labiau skausmingi. Pone Vėgėlė? Aš manau, kad ten yra labai daug interpretacijų. Jeigu kalbėt apie Makrono iniciatyvą, kuri buvo ir pradžioje ir mūsų, reiškia, krašto apsaugos ministras ir prezidentas kalbėjo apie tai, džiaugiasi Makrono misija, kad siūsim karius toj į Ukrainą. Mano supratimu, tai absoliučiai nepadės Ukrainai keli mūsų kareiviai. Ukrainai šiuo metu reikia gynybos ginkluotės, tam, kad Ukraina galėtų išlaikyti savo teritorinį savarankiškumą, kad jinai liktų nepriklausoma valstybė, kas mums yra labai svarbu ir jiem, ir mūsų saugumui labai svarbu. Ir bet kokių karių siuntimas į Ukrainą yra galimas provokatyvūs veiksmai ir iš tų provokacijų galime išplėsti konfliktą iki 3 pasaulinio karo. Dėkui, ponė Nausėda. Mūsų karių vykimai Ukrainą mokymo misijai yra pritaręs ir Lietuvos Respublikos Seimas, kuris yra mandatavęs netgi tam tikrą skaičių karių, kurie šitam tikslui siūstų. O ponui Vėgėlei galiu pasakyti, kad žinokit, karinio tikslingumo klausimais tikrai labai sunku atitraukti armijos tam tikrą dalį, kariuomenės dalį, tam, kad jisai vykdytų karinės mokymo misijas kitos valstybės teritorijoje. Tai jums pasakys bet koks ukrainiečių generolas ir todėl tuo atžvilgiu būtų tikslingiau vykdyti vakarų Ukrainoje tokias karinės mokymo misijas, bet svarbiausia, kad iš tikrųjų tokios misijos padėtų išvengti šito karo eskalacijos ir tikrai prezidento Makrono idėja bent jau svarstymo lygių yra priimtina. Aš pats dalyvavau tave susitikime. Gaila, kad kol kas didžioji valstybių dalis abejoja ir svyruoja. Pone Vėgėlė, buvot paminėtas labai trumpai, nes norim duoti pasisakyti visiems. Pabrėžiu, nei NATO sutinka siūsti savo karių, nei net ir Lenkija, mūsų artima kaiminė NATO, nesutinka siūsti savo karių. Ir nedaug dievio po provokacijos Lietuvos kariai ten būtų įvertinti kaip kombatantai. Kas prisims atsakomybę už tai? Pone Šimonytė?
Na, pirmiausia, tai mes kalbam apie mokymo misijas. Tos mokymo misijos vyksta ir vyko ir Lietuvoje, ir užsienyje. Ir kalbam apie mokymo misiją Ukrainai, bet labiausiai glumina šitam debate, kai kurie kandidatai mano, kad jie žino, ko reikia Ukrainai. Tai gal leiskim Ukrainai pasakyti, ko reikia Ukrainai ir jeigu tokios paramos reikia, tai tiesiog ją suteikim. Seimas yra tą mandatavęs. Pone Vaitkau. Šitas karas baigsis taika. Jisai pasibaigs taika. Mes galime sakyti, mes norime dar kariauti ukrainiečių krauju. Ir man asmeniškai gėda, kai Lietuvos prezidentas, nepabučiavęs Lietuvos vėliavos, bučiuoja Ukrainos vėliavą. Man dar kartą gėda, kai Lietuvos prezidentas ir Lietuvos valdžia sako, kad ukrainiečius pabėgėlius reikia siųsti į Ukrainą, nes to reikia Ukrainos valdžiai, nes mėsos, karo mėsos trūksta. Aš sakau, kad galima išspręsti ir taikiai šitą konfliktą net ir šitoj situacijoje. Ir čia ne tik mano išmislas, Angela Merkel tą patį sako ir sakė seniau. Sėskime, kalbėkime apie taiką visoje Europoje. Visų vienodą taiką, visiems lygiateisiai. Pone Nausėda, buvot paminėtas, žaibo greičiu matot, kiek nori jūsų paklausti. O man gėda stovėti per 2 metrus nuo kandidato, kuris net nesuprato, kodėl aš pavėlavau, pabučiavau Ukrainos vėliavą. Tai buvo karių kraujo pabučiavimas, ponia Vaitkau. Pone Žalimai. Tai, ką gali būti pasiekta arba pergalė, arba kapituliacija. Tai dėl pergalės mes ir turim padaryti viską. Šiandien Seimas yra leidęs, Ukrainos prašymas, kai bus, tada ir išsiųsim ir be abejo ir derindami su sąjungininkais. Taika, tai yra Ukrainos teritorinio vientisumo atkūrimas 91 metų sienomis. Ačiū, ponė Jeglinskai. Čia vienas kolega paminėjo, kad tai yra provokatyvu, kad provokacija, vėl kažką čia išprovokuosim. Čia ne apie tai. Jeigu NATO formatuose, atsimikime, NATO formatas yra vienas už visus, visi už vieną. Jeigu nusutarėm ir einam kartu ir giname, padedam Ukrainai laimėti šitą karą. Dėkui. Ačiū visiems. Primenu, kad tai Lietuvos Respublikos prezidento rinkimams skirta debatų laida. Ji rengiama politikos stebėsenos tinklo Žinau, ką renku iniciatyva, o transliacija apmokėta LRT. Ir dabar prie mūsų auditorijos mikrofono jau rimta nusidriekusi eilė. Mes kviečiame užduoti rinkėjams, Lietuvos piliečiams, galbūt Vilniaus gyventojams, gal yra ir ne Vilniečių klausimus, ko norim jūsų prašyti. Vienas dalykas, tai jeigu esat pasiruošę, esat iš partijos ir savo kandidatui norit užduoti klausimą, tai gal leiskit žmogui ne iš partijos užduoti klausimą, jie asmeniškai paklausit. Kitas dalykas, aiškiai nurodykit, kam skirtas, kuriam nors ar keliems kandidatams ir pabandykit formuluoti klausimą aiškiai ir trumpai. Taip pat dar noriu priminti, kad mus stebi ir Facebook'e transliaciją žiūrintieji. Jie taip pat turi galimybę užduoti klausimus, juos turėtų rašyti komentarų skiltyje transliacijos lauke. Mes taip pat juos stebėsime ir perduosime kandidatams. Prašau. Taip, laba diena, klausimas nuo Lietuvos studentų sąjungos. Tai daugelis studentų šiandieną susiduria su didėjančiais mokesčiais už mokslą, ribota finansinė parama ir būtinybė dirbti studijų metu tam, kad galėtų išsilaikyti. Tai atsižvelgiant į tai klausimas gerbiamai Ingridai, kokia konkrečia politika ir priemonė siūlysite, kad būtų užtikrinamos lygios galimybės visiems studentams studijuoti? Ačiū. Pone Šimonytė, atsakymui 1 minutė. Ačiū labai. Man atrodo, kad tai nėra tas klausimas, kurį gali išspręsti vienas prezidentas. Tai yra sąveika tarp kelių institucijų, pirmiausia Seimo ir Seimo paskirtos vyriausybės. Ir taip jau yra, kad kartais lūkesčiai valstybės viešosiom paslaugom yra ne visiškai koreliuojantis su pasirengimu mokėti mokesčius tom viešosiom paslaugom apmokėti. Tai man atrodo, kad čia yra visada prioritetų klausimas. Jeigu mes manome, jog šitie klausimai turi būti aukščiau prioriteto eilėje, tai yra jiem turi būti skiriami papildomi finansiniai resursai, nors ir dabar švietimo biudžetas per vyriausybės kadenciją padidėjo labai ženkliai ir to tikrai negalima nuneigti. Bet vis dėlto visada, aišku, yra pageidavimas geresniai kokybei, didesniai paramai ir didesniem įsipareigojimam galbūt valstybės, aukštesniai kokybei. Tai čia jau prezidento pareiga galėtų būti padėti politikams šiek tiek sukalibruoti savo įsipareigojimus, kad visiems visko bus ir nežadėti, kad už tai niekam nereikės mokėti. Ačiū. Taip pat gal noriu priminti, jeigu kiti kandidatai norėtų pasisakyti replikoms, turėtumėte apie 30 sekundžių, laikmatis taip pat tai rodys. Na ir kitas laukiantis eilėje prie mikrofono. Labadiena, prisistatykit ir klauskit.
Lukas Vasionis, klausimas Gitanai Nausėdai. Karo metu vadovautumėt visai tautai ir ją reikės įkvėpti sekti paskui jūs. Kaip įkvėpsite tuos, kurie už jūs nebalsuos? Sekti paskui jūs. Aš manau, tai ir yra demokratijos esmė, kad prezidentas atstovauja, išrinktas prezidentas atstovauja net ir tuos, kurie nebalsavo už jį. Nes tik tai šitaip mes galime siekti vienybės, o svarbiausia, kad ta vienybė pasireikštų kritiniu mūsų istorijos laikotarpiu, kas ir yra iš esmės tokia situacija, kuomet užpuola priešas. Tai turime tikrai nuostabų pavyzdį. Turime mano puikaus bičiulio ir tikrai visos Lietuvos bičiulio, kuris be galo domisi Lietuva, be galo pergyvena už Lietuvą, bet visada randa pasakyti jai gerą žodį, Volodymyro Zelenskio pavyzdį. Volodymyro Zelenskio pavyzdys mus gali visus įkvėpti. Kaip lyderis, kaip tauta gali stovėti iki galo, būti pasirengęs paaukoti viską, ką turi, nes tai yra vienintelė žemė, kurioje jisai gyvena. Ir tauta mūsų turi vienintelę žemę, kurioje gyvena, nuo seno gyveno ir per amžius gyvuos. Ačiū, ponė Nausėda. Dar vienas klausantysis gyvai. Sveiki, Gabrielė Vaitkevičiūtė, organizacija Tušti narvai. Turiu klausimą kandidatui Ignui Vėgėlei. Koks jūsų požiūris į gyvūnų gerovę? Jeigu būsite išrinktas, ar palaikysite įstatymus, kuriais ją yra siekiama padidinti, ir ar vetuosite tokius, kuriais ją siekiama sumažinti? Ačiū. Ačiū už klausimą. Aš manau, kad visada reikia ieškoti visur balanso. Mes galų gale valgomės ar ne, vištieną, kiaulieną ir taip toliau. Ir lygiai taip pat reikia kalbėti, ko gero, ne apie verslų uždarimus atskirus, bet reikia kalbėti apie gyvūnų gerovę augant. Todėl, kaip jie yra auginami. Ir iš tiesų sąlygos kai kuriuose auginimo vietose buvo klaikios. Mums reikia kalbėti apie gyvūnų, šuniukų, kačių prieglaudas, į kurias mano vaikai vaikšto ir padeda rūpintis jais. Tai mums reikia visoje valstybėje ir visur ieškoti labai aiškaus balanso. Ir nereikia uždegti žalią šviesą vienam ar raudoną šviesą kitam. Reikia ieškoti balanso ir gyvūnų geroviai, ir žmonių geroviai. Ir labiausiai rūpintis beje žmonėmis, nepykit. Ačiū, ponia Vėgėlė. Matau, kad laukia moksleivių atstovai paklausti, bet dar turime vieną klausimą iš transliacijos. Tai galbūt jūs visi galėtumėte atsakyti pakeldami lentelę su atsakymu taip ar ne, nes toks klausimas tokio atsakymo reikalauja. Ar rūšiuojate atliekas? Klausia transliacijos žiūrovas. Na ir gal keli, maniau jau ponas Mazuronis. Taip, ponia Mazuroni, praradot progą pasisakyti, pakėlęs taip. Atrodė, kad keliat ne. Bet tai gerai, pasisakykite. Aš dar perklausiu kitaip. Gerai, rūšiuojat atliekas, bet dabar šitos kampanijos metu važinėjat, susitikinėjat, spausdinat. Yra žaliasis kursas, bent jau elektromobiliu važinėjat pas rinkėjus? Ne elektromobiliu, motoroleriu važinėjau, kuris beje sunaudoja kuro ženkliai mažiau, man atrodo, nei kad elektromobilis, koks bebūtų. Bet ne apie tai turbūt kalba eina. Žiūrėkit, rūšiavimas iš tiesų yra labai sveikas ir sveikintinas dalykas, ir skatintinas dalykas. Tik pas mus valstybėje kartais būna problemas, kas vyksta po rūšiavimo ir kas vyksta atliekas su rūšiavimus, tai yra su perdirbimu. Tai kaip vienos ar kitos medžiagos yra perdirbamos ir kas su jomis toliau vyksta. Ir žinot, aš turėjau, kai tam name gyvenau, kur žolę pjoviau, kur labai nepatiko, grįžtant prie pirmo klausimo, tai ten irgi buvo rūšiavimo konteineriai, kuriuos rūšiuodavom, išmesdavom ir gale po savaitės pabaigoje atvažiuodavo mašina, visus konteinerius supildavo į vieną automobilį ir išveždavo į mišrių komunalinių atliekų sąvartynus. Tai čia yra problema, kurią iš tiesų reikia labai rimtai spręsti valstybės lygmenių, nes žmonės, kai mato tokias situacijas, tiesiog atsiranda nusivylimas pačia atliekų rūšiavimo, perdirbimo sistema ir tvarka. Ir tai nėra geras dalykas, nėra sektinas pavyzdys. Pone Žemaitaitį, jūs norėjote reaguoti irgi atsakyti? Didžiausia yra problema, tai yra jaunoji karta, kuri nesupranta, kas tai yra rūšiavimas ir pasižiūrėkite, ką perka parduotuvės į prekybos centruose. Taip, jaunoji karta šiandien visiškai nėra prisidedanti prie gamtos ir pažiūrėkime labai paprastą dalyką. Kiekvienas... Gerai, labai gerai. Nueikite, siūlyčiau, pasižiūrėkit prekybos centruose, kai aš matau, ką jūs perkate, ką jūs įsinešat. Kiekvienas jūsų daiktukas yra atskirai įpakuotas, kiekvienas daiktelis yra įdėtas ir va čia dabar kavinėse, restoranuose jūs pirkote. Pakelkite man ranką, kurie geriate iš daugkartinių indelių.
Ne, čia kavinės yra, tai va Tikrai nemaža dalis pakėlė. 5-7 procentai. Dabar nueinam į kavinės ir pasižiūrime, kiek į vienkartinius pilsto. Ir pažiūrėkime, kiek pilsto į butelius. Tai nuo šito pradėkime, ko gero, daryti, kas pasaulyje jau senai yra nuėję, kad parduotuvėse, mes pradėkime nuo pačių parduotuvių, nuo kiekvienos prekės atskirai su pakavimu. Ir pakelkite ranką, kas perkate internetu, elektroninėse parduotuvėse. Pakelkite ranką, jeigu galima. Kas apsipirkinėja? Na, va dar mažiau. O dabar žiūrėkite elektroninėse parduotuvėse, kai jūs sakot, kiek į kartoninių dėžių jums įpakuoja jūsų atsiunčiamą prekę. 3-4 dėžės ir dar pridėta popieriaus. Pasižiūrėkite, kaip jūs rūšiuojate. Dėkui jums. Kitas klausimas. Ar turim klausėją? Turim. Prašau. Taip, sveiki, Jonas Trumpa, Lietuvos moksleivių sąjunga. Turiu klausimą Dainiui Žalimui dėl balsavimo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose nuo 16 metų. Kartu norėčiau, kad būtų paliestas, kaip apskritai jaunas žmogus iki 18 metų, kokia yra jo padėtis visuomenė, jis neturi politinio svorio, jis neturi balso, nieks už jį nebalsuoja, jis pats nebalsuoja. Ir tada prašysiu visų kandidatų pakelti taip, ne ar pasirašytumėt ar nepasirašytumėt tokią iniciatyvą. Ačiū. Taip, iškart ir pakelkit. Norit komentaro, kodėl nepasirašytų, ar jums tik šiaip užtenka? Tikrai praverstų. Praverstų, gerai. Tai, ponė Mazuronį, jeigu kas nepasirašytų... Man buvo. Ponė Žalimai, taip, atsiprašau. Iš tiesų, aš esu tas, kuris pasisako už jaunimo įgalinimą ir viena iš to jaunimo įgalinimo priemonių galėtų būti ir turėtų būti pradedant nuo balsavimo savivaldybių rinkimuose. Jaunimas yra ne tik mūsų ateitis, jis ir dabar kūrė Lietuvą ir aš manau, kad tai būtų labai naudinga mokantis valdyti valstybę, tampant labiau pilietiškais. Be abejo, kalba yra apie aktyvėją rinkimų teisę, po to galėtume galbūt galvoti jau ir apie nacionalinius rinkimus, bet be abejo yra ir daugiau tokių problemų ir užimtumo problema, ir psichinės ir fizinės sveikatos problema, ir neformaliojo švietimo problema, daugelis kitų problemų, kurias aš čia galėčiau paminėti, bet laikas neleidžia, bet iš principo taip. Pone Vaitkau, kaip jūs atsakytumėte? Plačiau. Pradžiai žmogus turi būti subrendęs. Ar vien tik tai pagal metus jo mes subrendimą matuosime, jisai fiziškai turi būti subrendęs, psichologiškai jis turi būti subrendęs, jis turi išmokti mąstyti, ko mokyklose mūsų nemokina. 16-mečiai dar tokie nėra. Aš noriu pasakyti, kad 18-mečiam Lietuvoje neleidžiama išgerti šampano, bet 18-mečiam galima eiti į armiją ir mokintis žudimo meno, nes ten nieko kito, tiesiog reikia ginti. Mūsų kariuomenė yra kariuomenė, o ne armija. Nereikėtų rytietiškais terminais vadovautis. Tokiu atveju, jeigu jūs norit pasakyti, kad 16 metų asmuo jau yra visiškai subrendęs ir suvokia, ką jis daro, kaip jis daro, tai ašgi 25 metus pradėščiau klinikinę mediciną 4 kurso studentams ir 6. Ir aš 4 kurso 20-21 metų jaunimo žinau jų subrendimo lygį ir mąstymo lygį. Pone Vaitkau, dėkui. Laikas baigėsi. Pone Šimonytė, labai trumpai. Yra sakoma, kad patirtis ateina su amžium, bet būna, kad amžius ateina vienas. Pone Mazuronį, labai trumpai. Jūs norėjot. Labai trumpai. Labai trumpai neišeina, labai garsiai ir ilgai šaukia visi, tai nėra kur įsiterpti. Žiūrėkit, tai mano nuomonė, kad mes šiek tiek dvilypiškai žiūrim į tą jauną žmogų. Viena ranka mes žiūrim, kad jie nesubrendę iki 20 metų, kai negali nei alaus taurės ar vyno stiklinės išgerti ir panašiai, ir valstybė siunčia labai aišku signalą, kad suvokia kaip pilnavertį pilietį nuo 20 metų. Vidurinė grandis yra nuo 18 metų. Mes leidžiam žmogui visas uždedam pagrindinės pareigas ir atsakomybės valstybei kylančias. Tuoktis, dirbti, mokėti mokesčius, tarnauti krašto apsaugos sistemai, visus kitus dalykus. O kai šnekam apie balsavimą, kas yra nepaprastai svarbus dalykas, mes kalbam apie galimybę suteikti tą ponė Mazuronė. Ir yra toks dalykas kaip socialinė branda. Ir tą reikia labai aiškiai žvelgti, projektuojant savo sprendimus. Nereikia čia ilgų teorijų. Pasižiūrėkime, kas ėjo į mišką pokario metais. Pažiūrėkime, kokio amžiaus vaikinai ir merginos ėjo į mišką kovoti už tautą. Ir viskas čia yra aišku. Turim dar vieną klausimą iš mus stebinčių anapus ekranų. Žmonės sako, vyks referendumas, padėkit apsispręsti. Pritarėte pilietybės išsaugojimui ar ne? Pakelkite visi lenteles. Pone Vėgėlė, jūs taip pat 50-50, kaip lietuviškai sakoma, taip?
Ar jūs skaitėte tą pakeitimą, kuris yra siūlomas dabar? Turbūt neskaitė čia niekas, arba jeigu skaitė, tai labai taip paviršium, tik patį tekstą. Pagal dabartinę konstitucijos redakciją siūloma konstitucinių įstatymų, konstitucinį dalyką, tai yra pilietybės reguliavimą, tai yra aukščiausias konstitucinis reikalavimas tai reguliuoti, pavedama konstitucinių įstatymų reguliuoti Seimui, o tas reguliavimas yra dar tik tai kol kas projekto stadijoje. Žiūrėkit, čia yra apgavystė. Šito referendumas iš vis šitas neįvyks. Nes tam, kad jis įvyktų, turi susirinkti 50% nuo visų balso teisę turinčių ir už nubalsuoti 50% nuo visų balso teisę turinčių, ne nuo susirinkusių. Mano supratimu, šitas, kas yra daroma, tai yra lygiai tas pats, kas ir 19 metais buvo daroma, tai yra paprasčiausia daroma užsienio lietuvių balsų surinkimui. Ir tai yra politikavimas. Tik tai. Šiame etape ponas Jeglinskas dar nepasisakė. Tai čia, Jūs kėlėte taip. Aš nebijotinai taip. Žiūrėkite, yra 100 000 lietuvių visame pasaulyje. Gražinkime juos Lietuvai. Neleiskime jiems prarastos pilietybės. Netiminėkime. 1000 piliečių praranda pilietybę per metus. Tai yra absurdas. Ateikime, balsuokime už. Ir norėčiau, kad visi 8 mes su tą vėliavą eitume iš tos rinkimus ir motyvuotume žmonės. Pone Vaitkau, jūs irgi buvot pusiau, ar aiškiai ne? Šitas projektas yra diskriminacinis lietuvių atžvilgių, nes lietuvis gyvendamas teisingoje šalyje gali turėti dvigubą pilietybę, o lietuvis gyvendamas valdžios nuomonę neteisingoje šalyje tokios galimybės neturi. Ir tokiu atveju aš niekada nepasisakysiu už diskriminaciją lietuvių. Ir antras punktas, kaip jau sakiau, Lietuvos Seimas daugkartinai laužo konstituciją, o dabar aš turiu tikėti, kad jis dabar priims gerą įstatymą konstitucinį. Pone Žalimai? Čia kai buvo klausimas, ar bėgsite iš šalies, kada ateis priešas, tai aš dabar suprantu, kodėl vienas iš pretendentų nebėgs. Akivaizdu, rusai ateina, tai ko čia bėgti. Bet šiaip, ką aš galiu pasakyti, iš tiesų nėra jokios baimės nuogąstauti, kad konstitucinių įstatymų bus tinkamai viskas sureguliuota. Įstatymas konstitucinis negali būti priimtas tol, kol nepriimta konstitucijos pataisa. Čia elementari teisinė logika. Ir būtent konstitucija uždraudžia dvigubą Lietuvos ir Rusijos, pavyzdžiui, ir kitų panašių šalių pilietybę, kadangi ten yra 3/4 tautos balsų patvirtintas imperatyvas niekada nebūti jokioj sąjungoje su jokia Rusija ir panašia valstybė. Supratom, ačiū. Pone Vaitkau, jūs galėsit sureaguoti, bet jums ir kitas klausimas, tai atsakysit turbūt į abu, nes jis susijęs. Iš mūsų transliacijos žiūrovo. Kaip įsivaizduojate dėrybas su agresoriumi? Kokiomis sąlygomis sieksite taikos? Ne vienas šalies vadovas jau tą bandė bergždžiai daryti. Tai pradžioje atsakysiu, kad žodis, pavyzdžiui, rusofobija yra medicininis terminas. Jisai reiškia panišką baimę. Tai medicinoje būna. Ir problema yra tada, kad tos paniškos baimės metu žmogus mąstyti nebegali. Tai yra tiesiog medicininė problema. Tai čia atsakydamas į pradinę dalį. Dabar su Rusija visada tarsis. Didžiosios galingos jėgos. Kaip tartumėtės? Aš organizuočiau, kad tegul būna Vilniuje taikos dėrybos visos Europos, tame tarpe ir Rusijos, dėl taikos ne Ukrainos teritorijoje, o visoje Europoje. Ir šita mintis nėra nauja. Angela Merkel praėjusiais metais tą patį pasakė. Sėskime ir dėrėkimės dėl taikos. Atrodo, ponas Vaitkus pamiršo, kad ponia Angela Merkel jau nebėra Vokietijos kanclerė. Šiuo metu kitas Vokietijos kancleris dirba savo pareigose. Užtat ir jinai gali pasakyti daugiau blaivaus proto požiūrių ir nėra susaistyta įsipareigojimais. Tai reiškia, ponia Vaitkau, taip pat prisidėjo, kad Putinas labai išsiplėtojo per pastarosius. Ačiū Jums, taip, turime klausimą gyvai. Sveiki, klausimas yra iš Fridays for Future Lietuvos klimato judėjimo. Klausimas yra Ignui Vėgėliai, Ingridai Šimonytei ir Gitanui Nausėda. Kokiamis priemonėmis, jeigu būsite išrinktas ar išrinkta, ruošiate sumažinti iškastinio kuro vartojimą? Pone Vėgėlė?
mano supratimo, kad apskritai žaliajam kursė energetika iš tiesų yra labai svarbus dalykas Lietuvai. Aš nepritariu visam žaliajam kursui, kam pritarė vyriausybė priimdama sprendimus ypatingai ūkininkų atžvilgių. Mano supratimu, mes kenkiam mūsų ekonomikai tokiu būdu. Bet kiek tai liečia energetiką, iš tiesų mums yra tas naudinga, nes žinom, kas daugiausia Europoje turi iškastinio kuro ir tai yra prisirišimas prie to tiekėjo būtų labai labai rizikingas. Kaip tai reikėtų daryti? Tai reikėtų skatinti žmonės, nereikėtų drausti, ką mes darome nuolat. Visur pas mus Lietuvoje vietoj Laisvės partija atėjo kartu su nauja koalicija, reiškia, nuo 20 metų mes turim nuolatinius draudimus. Ne laisvę, bet nuolatinius draudimus. O reaguojant į paskutinį pilietybės dalyką, aš noriu dar atkreipti vieną dėmesį. Valstybės pagrindinis elementas yra piliečiai. Nuo kada mes konstituciją nebereguliuosim to, pradėsim reguliuoti įstatymu. Dėkui, ponė Šimonytė. Man labai paprasta atsakyti, todėl kad artimiausiu metu bus patvirtinta visa programa dėl CO2 emisijų sumažinimo vykdant mūsų tarptautinius įsipareigojimus ir ten yra daugybė priemonių ir transporte, ir pramonės dekarbonizacijos, ir kitose srityse, energetikoje, be kita ko. Tai čia aš į detalės nenorėčiau leistis. Man atrodo, aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie prezidento vaidmenį šitoje diskusijoje, kadangi daugiausia priemonių vis tiek įgyvendina vyriausybė, verslai, patys žmonės, savivaldybės, Seimas priima sprendimus ir numato tam finansavimą. Bet vis dėlto, ką mes dabar galime matyti, kad žaliasis kursas yra tapęs tam tikrų manipulacijų, politinių manipulacijų taip pat įkaitų, todėl kad viena vertus prisitaikymo kaštai gali būti gana dideli ir jie kelia tam tikrą spaudimą, kita vertus tie patys mūsų ūkininkai puikiai supranta, kad jie yra suinteresuoti, kad klimato kaita būtų sustabdyta, kadangi tai kelia grėsmę jų pačių veiklai. Tai man atrodo, prezidento pareiga čia galėtų būti, telkti aplinkosaugą besirūpinančių žmonės, ūkinę veiklą vykdančių žmonės, kad tas konfliktas būtų kaip įmanoma labiau sumažintas. Dėkui, ponė Nausėda, klausimas buvo ir jums. Kiekvienais metais prezidentūroje rengiame žaliųjų idėjų festivalį, kur susirenka ir nevyriausybinės organizacijos ir verslas, ypač gaminantis elektromobilius ir jauni žmonės. Žodžiu, tai yra visiškai nesusietas su kažkokiomis institucijomis renginys, kuris parodo mūsų organizacijų, mūsų žmonių idėjas. Lietuva turi priėmusi labai ambicingus tikslus sumažinti išmetimą taršos dujų iki 70% iki 2030 metų ir visiškai dekarbonizuoti ekonomiką iki 2050-ųjų. Manau, kad didžiausias proveržis tikrai yra atsinaujinanti energetika ir mums čia tikrai neblogai sekasi. Nepaisant to, kad antrasis konkursas dėl jūroje esančių vėjo jėgainių neįvyko, bet vis dėlto mes eisime šituo kursu, mes gaminsime iš atsinaujinančios energetikos tai, kas mums reikalinga energetikos balansui, pagaminsime tiek elektros energijos, kiek mums reikia. Ir aš galvoju, nuo to visi tapsime tik tai laimingesni. Pone prezidente, laikas. Na ir dar, kadangi turime vieną klausimą, gal prašysiu vėlgi visų pakelti lenteles su savo atsakymu taip arba ne. O klausimas skamba taip, ar palaikote moterų teisę į abortą? Pone Žemaitaitį, sakote, nepalaikote. Kodėl? Na, tai jūs pažiūrėkit, koks klausimas. Ar mes kalbame, jeigu yra tai smurtiniai žaginimai, prievartavimai, tada sakau taip. O jeigu mes kalbame apie kitus dalykus, tai tikrai kategoriškai pasakau ne, nes esu pakankamai tikintis žmogus, esu lankantis bažnyčią ir aš žinau, kad tam tikra mano įsipareigojimai prieš Dievą ir prieš mano tikėjimą prieštarauja. Tai yra mano įsitikinimai, jūs čia galite turėti kokius tik norite, aš galiu turėti savo asmeninę nuomonę ir aš balsavau ir prieš embrionų naikinimą ir prieš kitus dalykus, tai aš buvau prieš. Pone Šimonyte. Aš vis dėlto pasinaudosiu teisę kalbėti šiuo klausimu. Nežinau, kas yra pakankamai tikintis, bet manau, kad politikai galėtų daugiau pasiekti ir didesnis efektyvumas būtų tų priemonių, kurios mažina nepageidaujamo nėštumo atvejus. Jų ir taip mažėja, abortų skaičius Lietuvoje yra sumažėjęs labai ženkliai, bet mes vis dar turim paauglių nėštumo atvejų. Ir žmonės, kurie daro šiaudinės kaliausės iš, pavyzdžiui, gyvenimo įgūdžių ugdymo programos, iš tikrųjų kenkia tam, kad šita problema būtų išspręsta. Tai aš manau, kad
kad mes savo ugningą šitą energiją orientuokime į tai, ką mes iš tikrųjų turime padaryti. Mes turime padaryti, kad tokių atvejų būtų kaip įmanoma mažiau. Ir tuo keliu einame, manau, kad sėkmingai. Žodis Turbūt vienas. pirmą kartą pritariu gerbiamos Šimonytės žodžiam, išskyrus tam gyvenimo ugdymo programą. Dėkui. Nes jai nepritariu. O šiaip Panorama mes negalime skatinti, bet turime padėti iš tiesų to moterim, kurios nori, reiškia, nutraukti nėštumą. Panorama šitoje šalyje yra akmenyje ištašyta 2030. Iki jos labai nedaug laiko. Paskutinis klausimas kiekvienam jūsų atsakymui po minutę. Nežinau, pametėme, man atrodo, ties ponu Vaitkumi skaičiavimą, nuo kurio turėtumėm pradėti. Tai iš tiesų turite paskutinę minutę kiekvienas laiko kreiptis rinkėjus ir pasakyti arba atsakyti šį klausimą, kodėl jie turėtų už jūs balsuoti. Pone Vaitkau, minutė. Pradžioje reikia pagalvoti, ką aš siekiu, ko aš siekiu ir kokia mano yra vizija, kaip Lietuva turi judėti ir vystytis. Tai mano vizija yra paprasta, kad Lietuvos žmonės taptų šeimininkai savo šaly, nes dabar jie tokie nėra. Mano vizija yra tokia, kad pagrindinio Lietuvos įstatymo privalu laikytis visiems. O ir jeigu pagrindinis Lietuvos įstatymas konstitucija laužoma, tai tie Seimo nariai nebegali būti toliau renkami, o jie yra renkami. Mano vizija yra tokia, kad jeigu Lietuvos konstitucinis teismas yra toks, kuris save diskreditavo ir jame dirba žmogus išdavęs priesaiką ir sulaužęs priesaiką, tai tokia Lietuvos valdžia yra netinkama. Ir mes, Lietuvos žmonės, visus svarbiausius klausimus turime spręsti patys. Ačiū. Pone Vėgėlė? Yra didžiulė atskirtis tarp Lietuvos žmonių. Aš žinau, ką ir kaip reikėtų daryti. Mano logika yra ta, kad didžiausia problema šiuo metu yra susiskaldimas Lietuvoje ir tai, kad politikai negirdi žmonių. Žmonės neturi galimybės išsakyti to, ko jie nori. Aš kalbu apie tai, kad Lietuvoje neveikia nei vienas tiesioginės demokratijos institutas. Referendumas neveikia, piliečių iniciatyvos įstatymo teisė neveikia, peticijos teisė realiai neveikia. Mes neturim realios politikų ir atsakomybės. Nei politinės, nei teisinės. Vienu metu vyriausybėje dirbo netoli 4 ministrai, kurie buvo minimi iki teisiniuose tyrimuose. Nuo Čekučių skandalo ir taip toliau. Mes turime leisti žmonėms ginti viešą interesą. Jeigu ESO gauna 160 milijonų, mes turime užtikrinti, kad atsirastų subjektas, kuris gali pradėti ir nepalikti vien tik prokuratūrai. Bankai ir energetika, dvi sistemos, kurios mūsų tautą skurdina. Pone Jeglinskai, kodėl žmonės turėtų už jūs balsuoti? Labai paprastai. Gyvename tikrai įspūdingų geopolitinių lūžių laike. Karas yra visai šalia. Turime iš tikrųjų siekti vienybės viduje ir iš tikrųjų išsirinkti tokį prezidentą. Ne statistą, ne formalų statistą, o iš tikrųjų žmogų, kuris gali vesti šalį ir būti tuos tinkamiausias, vyriausiasis ginkluotų pajėgų vadas. Žmogus, kuris turi autoritetą kariuomenėje, kuris gali kalbėti su sąjungininkais, su JAV, su ES, su NATO. Visą tai yra atnešu labai aiškę viziją ir aš kiekvieno norėčiau palinkėti beje. Nesvarbu, už ką jūs dabar galvojate, kad balsuosite. Kai ateisite prie biuletenio, gegužės 12 dieną, pažiūrėkite pavardės ir užklauskite, užduokite savo tą klausimą, kokio Lietuvai reikia vyriausių ginkluotų pajėgų vado. Tas labai svarbu, nes gyvename ne tik tai taikos metu, gyvename ir galimų konfliktų ir galimų karų metu. Ačiū. Pone Šimonyte, kodėl žmonės turėtų balsuoti už jūs? Kai prasidėjo šitas renginys, aš pasirinkau Anties dainą Lietuvos valstybė. Ir ten yra tokia frazė: Lietuvos valstybė, pasaulio Lietuva. Ir mes esame pasaulio Lietuva. Nepaisant to, kad ne vienas kandidatas čia šiandien ir apie tai bambėjo, ir apie kitą bambėjo, ir mes patys kasdienybėje apie įvairius dalykus pabambam, vis dėlto mes esame sėkmės įrodymas. Lietuvos narystė ES ir NATO 20 metų, tai yra 20 metų sėkmės, per kurias mes pasikeitėm neatpažįstamai. Mes apgynėme savo laisvę, mes giname savo laisvę kiekvieną dieną ir mes turėsime tą laisvę ginti kiekvieną dieną. Bet mes turėsime ginti ne tik laisvę, bet ir laimę. Nuo tų, kas gali norėti ją iš mūsų atimti, kas nori manipuliuoti, kas nori žmonės kiršinti, kas aiškina, kad žmonės yra susiskaldę, nors patys to žmonės skaldo. Aš manau, kad mes turime būti vieningi, mes turime būti kaip vienas, mes turime užtikrinti, kad ateinantis laikotarpis bus dar daug 20 mečių sėkmės. Ačiū, ponė Žemaitaitė.
Tai tikrai nemanau, kad mes čia visi susivienysim, visi rankutėm gyvensim ir visi 100% balsuosime. Kiekvienas turite savo kandidatą, kiekvienas turite savo žmogų įsirinkę. Mano toks yra labai prašymas, kadangi esu jauniausias kandidatas. Pirmą kartą mūsų šalies istorijoje tokio amžiaus žmogus kandidatuoja į prezidento pareigas. Nesvarbu, už ką jūs balsuosit. Svarbu, kad jūs ateitumėt. Svarbu, kad atsivesime draugus, giminės, pažįstamus ir artimus. Mes turime parodyti, kad Lietuvoje mes esame aktyvūs. Dabar mūsų aktyvumas yra tik 50%, 51, 52. Padarykime galų gale, kad būtų 30%. Nu, netinka Žemaitaitis, balsuokit už Ingridą. Netinka Ingrida, balsuokit už Gitaną. Nesvarbu, už ką jūs balsuosit. Suvokite, kad tai yra pareiga mūsų visų. Ir jeigu mes nesudalyvausime rinkimuose, jeigu mes juose neteisime, tą pergalę paims kažkas kitas. Ir tą pasinaudos, kad mes nesame vieningi. Todėl visi mes turime savo elektoratą, turime savo rinkėjus, bet mes turime visi atvesti iki balsadėžių. Dėkui. Pone Nausėda, kodėl žmonės turėtų balsuoti už jūs? Na, man tikrai nieko nereikia žadėti. Aš 5 metus stengiausi, kad Lietuva rastų kiek galima daugiau draugų užsienyje. Ir ieškotų tų draugų ne rytuose tarp tų dviejų valstybių, kaip ponas Vaitkus, o ieškotų civilizuotame pasaulyje. Tokių draugų šiandien mes turime daug. Jų pagalba mes galime naudotis stiprindami savo saugumą, stiprindami savo ekonomiką. Pirmadienį kaip tik atvyksta inauguruoti Vokietijos brigados Vokietijos kancleris Olafas Šolcas, pone Vaitkau. Ir aš manau, kad mes daug ką galime padaryti, kad ekonomika būtų įspūdinga Lietuvos. Ji jau yra įspūdinga ir Teltonika yra vienas iš to pavyzdžių, pone Vėgėlė. Taip kad viskas yra mūsų rankose, mūsų šaunių, talentingų žmonių rankose, ką mums dar reikia padaryti ir kur dar tikrai ne viskas padaryta. Reikia mažinti socialinę atskirtį, mažinti atskirtį tarp regionų, mažinti atskirtį tarp negalę arba negalę turinčių žmonių ir kitos visuomenės dalies. Taip. Ir tai mes padarysim. Pone Mazuroni, kodėl žmonės turėtų balsuoti už jūs? Dėkui labai. Tai iš tiesų buvo daug pasakyta teisingų ir gerų dalykų, kuriem galėčiau pritarti. Iš tiesų mes pasiekėm labai daug ir tikrai galime būti sėkmės istorija iki dabar, turbūt sėkmės istorija būsime ir ateityje. Tačiau ir nematyti tų iššūkių, kurie yra visuomenėje šiai dienai, irgi būtų turbūt klaidinga ir neteisinga. Nematyti, kad visuomenėje yra daug susiskaldimo ir daug atskirties, taipogi būtų neteisinga. Nematyti, kad iš principo yra susiformavusios dvi Lietuvos, Vilnius, Kaunas ir regionai, irgi būtų neteisinga. Ir štai prezidentas tą patį paminėjo. Nematyti, kad turim labai daug iššūkių susisiekimo srityje, švietimo srityje, žemės ūkio srityje, kitose srityse irgi būtų klaidinga. Todėl man atrodo, kad turim rinkti ir balsuoti tą prezidentą už tą žmogų, kuris puikiai suvoks, kad valstybės interesas kiekvienos dienos darbuose turi būti aukščiau už savo asmeninį, politinių ambicijų statymą į pirmą vietą. Ačiū Jums, na ir pone Žalimai. Ačiū. Aš žinau, ką gali ir ko negali prezidentas ir kodėl jis turi ką daryti. Turiu šiuolaikinės, europinės Lietuvos valstybės viziją, kurie gerbiamas kiekvienas ir kurie yra gerbiama kitų. Laisva nuo dezinformacijos, nuo melo, nuo politinio populizmo ir nuo XIX amžiaus stereotipo apie žmonės, apie moteris, apie visus kitus. Ačiū, pone Žalimai. Šiais atsakymais ir finalizuojame šį mūsų renginį. Tai buvo prezidento rinkimams skirti debatai, kuriuos rengė nešališkas politikos stebėsenos tinklas Žinau, ką renku, o transliavo LRT. Žinau, ką renku socialinėme tinkle. Jūs visi galite atsakyti į rinkėjų užduodamus klausimus. Dalis tikrai atsakinėja, kitus paraginsime tą padaryti aktyviai, kaip ir čia dalyvius, buvusius žiūrovus. Kviečiame užduoti klausimus visiems kandidatams ar kažkuriam jų. Mes labai dėkojame, kad jūs šį šeštadienio vakarą buvote kartu ir tikimės jūs vėl pamatyti visus 8 LRT eteryje pirmadienį 9 valandą, kuomet diskutuosite ekonomikos klausimais. Ir primenu taip pat ir visiems žiūrovams, visiems rinkėjams. Iš tiesų, ateikite balsuoti, nes jūs turite nuspręsti, mes turime visi nuspręsti, kas valdys mūsų šalį ateinančius 5 metus. Dėkui visiems žiūrėjusiems, dėkui Roberta tau. O dabar panorama.
Glaustai apie panoramą. Motinos dienos išvakarėse pagerbtos ir valstybės apdovanojimais įvertintos daug vaikų į gyvenimą išleidusios motinos. Daugumos linkėjimas vienas. Mamoms, kad daugiau gimdyt vaikų. Dėrybose dėl paliaubų Gazos ruože užsienio tarpininkai laukia